Bruno, žiūrėk kaip moku. Ant savo stogo pirmą kartą. Bet kaip reikės nulipti, tai manau, kelsit mane su kranu. Jūs turėsite ant stogo beveik 15 kW. Klausyk, jūs nežaidėt kokių gaudytinių, nes čia visai faina, du prisirišė. Easy, galėčiau dirbti tikrai. Labadiena, esu Dovydas, saulės elektrinių montuotojas iš Energija Futura įmonės. Šiandien mes esame Vilniuje, esame pas poną Joną Nainį namuose, montuojame ant stogo saulės elektrinę su optimizuota SolarEdge sistema. Ja pasirinkome todėl, kad stogas yra iš tikrųjų pakankamai sudėtingas ne montavimo prasme, bet sudėtingas savo orientacija į saulę. Iš pietų pusės yra pakankamai mažai stogų ir norėdami pasiekti didelį galingumą, mums reikia sudėti kuo daugiau modulių, todėl būtent SolarEdge optimizuota sistema mums leidžia sudėti ant skirtingų stogo šlaitų modulius. Jie veiks nepriklausomai vienas nuo kito ir jie netrukdys vienas kito darbui. Todėl iš modulių galėsime išspausti maksimalią naudą, taip suteikdami klientui maksimalų elektros generacijos kiekį. Šią saulės elektrinę mes montuojame ant čerpinio stogo. Būtent čerpės reikalauja šiek tiek didesnio know-how negu kiti stogų tipai, kadangi čerpė yra iš savęs trapus dalykas, todėl elektrinę reikia sumontuoti pakankamai kokybiškai ir atsakingai, kad čerpės laikui bėgant nesuskiltų, nesudužtų, kad per jūsų stogą nepradėtų bėgti vanduo. Saulės modulių laidai eina po čerpėmis, eina šalia medinių konstrukcijų, kas galėtų būti iš savęs galbūt ne pats saugiausias dalykas, tačiau būtent SolarEdge optimizuota sistema leidžia mums pasiekti maksimalų saugumą, nes atsitikus bet kokiam nepageidaujamam įvykiui, bet kokiai stogo avarijai, SolarEdge'as ir jo optimizuota sistema visiškai nutraukia įtampą, palieka tik minimalią saugią įtampą, kuri neduos jokios kibirkštėlės. Tai leidžia mums saugiai veikti ant stogo ir nesudaryti žmogui jokios avarijos rizikos, visiškai eliminuojant gaisro pavojų. SolarEdge inverteris turi 12 metų garantiją, o SolarEdge optimizatoriai turi net 25 metų garantiją. Dėl to jūs šiandien sumontuotą elektrinę džiaugsitės daugybę metų, jums labai ilgai tarnaus. O svarbiausias dalykas, kad su SolarEdge optimizatoriumi jūs matysite kiekvieno modulio darbą. Tas modulis darys kiek įmanoma daugiau elektros esant reikalui. Jeigu šiandien sumontavote per mažai, bet ateityje norite prisimontuoti daugiau, nes jums trūksta galios, jūs labai nesunkiai galėsite tą padaryti, pridedant dar keletą optimizatorių ir netgi kitokio tipo modulių. Ir iš kiekvieno modulio taip galėsite išpešti maksimalią naudą. Trumpai tariant, pas jūs ant stogo stovės saulės elektrinė, kurios vienas modulis bus Trina Solar Vertexo 445 W saulės modulis. Tokių modulių pas jūs bus 33 ant stogo. Būtent jie ir gamins jums energiją jūsų namams. Jūs turėsite ant stogo beveik 15 kW. Katilinėje stovės SolarEdge 10 kW inverteris. Jisai turi galimybę bendrauti su stogu per optimizatorius, todėl jisai matys, ką ir kaip kiekvienas jūsų modulis daro. Jūs matysite savo programėlėje kiekvieną modulį atskirai, bet šita visa sistema leis jums išpešti iš stogo maksimalią naudą, o ateityje, jeigu norėsite, jeigu reikės, bus galimybė prijungti su papildomais priedais ir akumuliatorių baterijas, su kuriomis jūs galėsite dar geriau valdyti savo namų elektrą. Galbūt netgi sumažinti sąskaitas dar labiau. Domina. Būtent čia ant konstrukcijos yra sumontuoti optimizatoriai. Jie yra 500 W galios, todėl pilnai palaiko šių 445 W modulių galingumą. Būtent jie leidžia padaryti stogą visiškai saugų. Būtent šie moduliai jungiasi į šios optimizatorius, o optimizatoriai visi susijungia bendrai krūvoje. Jie matuoja daugybę parametrų. Viskas, ką mato optimizatorius, yra atvaizduojama klientui programėlėje. Taip klientas prisijungęs iš principo bet kuriuo paros metu gali matyti, kaip veikia jo stogas. Senai kirbėjo šitą mintis, tai man visą laiką buvo smalsu, įdomu, bet turbūt svarbiausias faktas, kuris nulėmė, tai būti nepriklausomu. Na, tokio, vadinkim, turėti vos ne savo elektrą, ar ne? Šitas projektas užtruko, nes vis tiek reikėjo tenais ir su ESO sąlygom. Ten yra daug vis tiek tokių reikalų, kur paprastam žmogui, kai nueini, atrodo, kad sprogs galva. Tai visus ESO reikalus ir suprasti, kaip pasidaryti saulės elektrinę, tikrai reikia žinių. Susidraugavom su Energija Futura ir tiesiog, žinai, skambinu
Energija Futura Monikai tokia ir mes kartu sėdėm ir man sako viską, ką daryti. Ir tas atrodo sudėtingas darbas, užtruko gal nežinau 5 minutės ir atrodo, taigi kaip paprasta viskas. Bet vis tik, kai žmonės nesidomi tuo, negyvena, tai irgi iš tikrųjų yra labai sunku suprasti. Ir man buvo iš tikrųjų sudėtinga suprasti, kaipgi veikia visa šita sistema. Aš tik tais logiškai galvojau, okei, taip ant stogo užsideda tie visokie tie blokeliai. Ir saulė šviečia ir ten ji kolekcionuoja tą saulės energiją, kurią verčia į elektros energiją ir panašiai. Tai sistema tokia, wow, naujosios technologijos atkeliauja į pasaulį, tai tikiu, kad šita sistema, kur pas mus bus, ji bus dar geresnė, bent jau taip sakė. Tvarumo klausimas, tuoj benzino ir dizelino automobilių nebebus, bus tik elektra, viską pereiti palengva. Matant savo kaimynus irgi, matau, keli namai jau pasidarė, nors čia yra visiškai dar naujas rajonas. Man atrodo, kad mes nepavėlavom, įstojom laiku ir laukia įdomus gyvenimas. Palyginti, kaip buvo ir kaip bus. Kodėl mes dar rinkomės, tai faktas, kad tai yra taupumas. Teoriškai yra sakoma, per keliarius metus atsipirks šitą investiciją. Pildant ESO visus reikalavimus, buvo puikia proga įsivertinti, kiekgi mes per metus suvartojam elektros energijos. Aš niekada neskaičiuodavau, nes, galvoju, koks čia skirtumas. Nors pas mus toks, vadinkim, pusiau išmanus namas, daug visokiausių elektros prietaisų, jungo sistema, kur elektra įsijungia pati, tam nereikia nieko praktiškai valdyti arba valdai viską telefonu. Tai mes paskaičiavom, kad per metus suvartojam 10 000 kWh. Tai yra labai daug. Ne tik dėl tvarumo mes norime saulės elektrinės, bet taip pat dėl taupumo.